Pastaruoju metu ryškiai pastebiu tokį vieną aspektą, dalyką, kad labai žmonės persidirba, pervargsta, nualina save, organizmą, savo nervinę sistemą ir reziumė nuo to produktyvumo tikrai nedaugėja, o tai, kad sustoti laiku, atrodo misija neįmanoma. Dėl to aš labai rekomenduoju stebėkit save, stebėkit savo būseną. Jaučiate, kad jau širdis dunksi, kad jau atrodo rankos dreba, sustokit, neprapuls niekur jūsų tie darbai, jūsų socialiniai tinklai, nenumirs tie jūsų sekėjai, jeigu tuo metu istorijoje nebusit jūs, o ten, ekstra atveju galite įdėti tiesiog kažkokią dienos nuotrauką, medžius, dar kažką, bet pagrindinis resursas tai esat jūs, ne socialiniai tinklai, ne postai, ne reklamos, jūs ir jūsų energija. Esat pagrindinis jūsų savirealizacijos, jūsų verslo variklis. Atsiminkit tai. Taip kaip investuojat į reklamą, į maketus, į įvaizdį, investuokit taip pat į save. Investuokit, prašau. Baisu, kas darosi aplink? Baisu. Perdegimai, pervargimai, žlugimai, nebesusikalbėjimai, skyrybos, daugybė atvejų, o reikia tiesiog atsigręžti į save, skirti laiko savo. Šiandien žinutė mano yra apie tai, kad skirkite laiko savo, atsigręžkite save. Kai jūs būsite resurse, jūs būsite energijoje, tada ir visa kita tarsi savaime gali pradėti judėti. Pats nesuprasit iš kur, o iš ten, kur yra jūsų energija. Jūs turit resursų, jums pareina klientų, jums pareina darbų. Taip kad investuokite į save.